Kodėl kartais jaučiu tokį vidinį pasipriešinimą, vidinę baimę būti savimi? Kas mane sulaiko būtent nuo to, kad aš parodyčiau save tikrą, kad aš galėčiau būti savimi, turėti tą, ką man priklauso pagal, pavyzdžiui, nežinau, pagal prigimtį. Tai būti kitokių nei visi, bet būti savimi, tai yra didelė privilegija, nes tada jūs esat kūrėjas savo gyvenimo, jūs tikrai kūrėt savo gyvenimą ir jūs esat originalas, o ne kopija, ne plagiatas, kad aš pasižiūrėjau, kad kitas daro taip ir aš darysiu taip, nors tai, pavyzdžiui, visiškai ne pagal mano prigimtį. Aš pasižiūrėjau, kad šitas rengiasi taip ir aš irgi taip rengsiuos, nes tai yra madinga, bet, pavyzdžiui, visiškai netinka pagal mano sielos prigimtį, ne pagal mano būtent tą vidinį prigimtį, bet aš darysiu tą, ką kiti nori. Tai yra kopija ir plagiatas, o kai jūs esat savimi, tai jūs esat originalas ir tai yra tikrai didžiausia privilegija. Tai ieškokit būtent to kelio į save tam, kad tapti savimi.